Abiejų komandos trenerių paklausiu, kaip šios dienos rungtynės jums sekėsi. Iš tikrųjų, pirma pusė nelabai džiugino, ypač kas liečia gynybą. Puolime viskas gerai, bet tokių atsakomybių reikėjo gal daugiau gynyboje. Kaip sakau, pirmose rungtynėse per visas rungtynės 41 tašką praleidom, dabar pirmoji pusė 40. Tai tas neramino, bet antroji pusė to susitvarkėm ir džiaugiamės pergalę. Pirmoje kėlinio dalyje matėme tiesiog uraganinį puolimą, labai greitos buvo jūsų komandos atakos, o toks buvo planas, kuo anksčiau įgyti persvarą ir tiesiog paskui gyventi ramiai šiose rungtynėse. Tai taip, kiekvieną kartą aš sakau, kad turim išeiti maksimaliai susikaupę, sužaisti tą gerai rungtynių pradžią ir aišku, norisi man 40 minučių tos geros, kaip sakant, bangos, bet kartais tai būna, čia yra krepšinis, natūralu, kad kažkada atsipalaiduoji. Kiek tokios rungtynės padeda apskritai pasigerinti nuotaiką prieš išvyką į Europos taurės atsakomąsias aštuntfinalio rungtynės? Tai nesvarbu, čia negali sakyti, kad ar tu daug laimi ar mažai, bet kiekviena pergalė yra svarbu ir tu, aišku, su geresniam nuotaikom tada važiuoji kitas rungtynės, ar Eurocupą žaidė, ar Lietuvos lygą, visur tu nori laimėti ir tą gerą emociją laikyti rūbiniai. Kamilė, baigėsi rungtynės ir jūs mintis, kaip tos rungtynės atrodė jūsų akimis? Taip atrodė kaip ir rezultatas, ta prasme. Stengiamės susikaupti ir antram kėlinį geriau pasirodyti, nes tikrai, tiksliau antroji pusė, nes pirmoji pusė šiek tiek atsipalaidavom per daug ir manau, tai šiek tiek suveikė. Ja. Apskritai, pačia rungtyje matėm tiesiog labai greitai jūsų komandos puolimą, toks ir buvo galbūt planas, jeigu akcentavo tenis, kad kuo greičiau įgyti persvarą, jog paskui būtų galimybė tiesiog ramiau gyventi šiose rungtynėse. Tai čia vienas iš faktų, kad taip ir turėtų būti, mes susikoncentravę esam greitai, kaip čia pasakyti, pradėti stipriau ir turime tikrai susikaupti nuo pat pradžių ir įdėti visas pastangas, kad laimėtumėm kuo daugiau. Ir tiek, tai toks planas kaip visada yra kiekvienose varžybose, tai žiūrėjom, kaip mums pačiam seksis, kadangi vis tiek turėjom vieną laisvą dieną, vakar treniruoti ir šiandien varžybos, tai sakau, turėjom planą tokį, kad ir gynyboje šiek tiek geriau sužaisti, kadangi su Mersinu šiek tiek buvo sunkiau, tai bandom šiek tiek kitą strategiją paimti. Ten baigėsi rungtynės, kaip jos atrodė jūsų akimis? Tai visos komandos MKK Panevėžys vardu ir viso Panevėžio vardu noriu pasveikinti su 80 jubiliejum mūsų geriausią video laidų kūrėją Vidą Mačiulį. Palinkėti daug sveikatos, dar daug laidų ir kad, kaip sakant, jisai džiugintų dar ir ateityje mūsų. O kas liečia rungtynės, tai rungtynės buvo tokios įdomios ir iš tikrųjų buvo didžiulė garbė pasirungti su elitinė Lietuvos komanda, su elitiniam žaidėjom. Kai kas pavyko, kai kas nepavyko, kai kurios mūsų klaidos jos kainavo mums per brangiai, tai žiūrėsim, analizuosim rungtynės ir stengsimės taisytis. Žvelgiant į pozityvius dalykus, antrajame kėlinyje prisivijote varžovės iki vieno metimo atstumo, vienu metu komanda skyrė 3 taškai. Kas labiausiai padėjo būtent tai padaryti? Aš, kaip pasakyti, galbūt atsisėsim, pažiūrėsim video, išsianalizuosim, tai galbūt tai buvo mūsų žaidėjų nuopelnai, nes kažką darė neįprastai kibirkšties žaidėjom, o gal tai buvo jų kažkokie nepataikyti metimai. Tai dabar, sakykime, taip nenoriu pasakyti kategoriškai, bet tai džiugino, tai atrodė, kad mes galim žaisti, galim kovoti, bet po to klaidos tokios, kur, sakykime, atrodo vaikiškos ir baigti nurėmė. So the game's ended and your thoughts about today's game? I think we did good. Like, we have only practiced once a week, to be honest. So, like, I was excited to play this game because Japris Dean, I've been watching her since she was in college. She's like my favorite player, so I was so like grateful and excited to play against her. And then, you know, like I'm grateful to be here in this league, like high competitive. Like, I'm learning a lot from every game. So we lost, but always there's something to learn. So yeah. Despite the loss, great get for you personally, season high, while playing in Panevėžys, looks like you are feeling better and better in this team. Yes. I feel better because I still train. We have a lot of alone time,
So I always get into the gym this week, especially this week, because Japanese. So I'm like, oh my gosh, I'm gonna play against her. So yeah, like everything paid off, I think. But I love like European basketball, so I think I need to pass more like system basketball. I feel like I'm doing one-on-one right now, so yeah, I'll get better.